Pasirinkimų paralyžius. Įvyksta tada, kai jūs turite begalę daug pasirinkimų ir viso srauto, visko, ne? Ir tai yra tiek daug pasirinkimų, kad nežinote net ką išsirinkti. Tai vyksta parduotuvėje, kai matote ten belenkiek rūšių kažkokių tai produktų ir nežinot ką išsirinkti. Vienas toksai mokslininkas Barry Schwartzas 2004 metais parašė knygą The Paradox of Choice, kurioje jis išnagrinėjo tai, kad jeigu žmonės turi begalę pasirinkimų, jiems vyksta pasirinkimų paralyžius. Ir tada jiems daug sunkiau pasirinkti kažką, tai jie tada linkia atidėti tai ir nepasirinkti. Kartais taip gali atsitikti ir su profesijos pasirinkimu ar kažkokios tai veiklos ateityje pasirinkimu. Kągi tuo metu daryti? Vienas iš tų būdų tai yra pagalvoti apie jau mano minėtą japoniškai ikigai metodą. Pagalvoti apie tai, ką aš moku, tai, ką aš mėgstu veikti, tai, kas galbūt duotų pinigų ir tai, kas yra reikalinga pasauliu. Tiesiog apie tas veiklas pagalvoti. Kitas dalykas galbūt pasiremti kažkokia jau patirtimi, gal jūs kažkur jau buvot matėt, galbūt buvot nuėję pas savo tėvus į darbo vietą, galbūt pagalvoti apie kitas darbo vietas, kur jūs kažkaip pasižiūrėjot, matėt kolektyvus, matėt tą veiklą, kurią tą žmogus veikia ir jūs jau galite sakyti, aha, man gal ten visai patinka ir būtų visai įdomu. Kitas dalykas dar gali būti tiesiog prioritetų susirašymas, ne? Jūs galite susirašyti visus pasirinkimus, kuriuos visą laiką gyvenime norėtumėt ir pasidėti tik taip, pavyzdžiui, pirmus 5 arba 3, iš kurių vėliau galite rinktis. Prisiminkit. Pasirinkimų paralyžius gali būti dėl to, kad yra labai daug pasirinkimų ir mes turime ten arti 600, man atrodo, ar daugiau specialybių, kurios yra sužymėtos kaip specialybės kažkokios tai, bet ateityje gali būti ir kitų specialybių, kurių šiuo metu mes nežinome. Ir kitas dalykas dar, kad jeigu jūs ir pasirinksite kažką, kas galbūt ateityje pasirodys jums nenaudinga arba neįdomu, arba jūs nenorėsite to daugiau daryti, jūs galite tai keisti. Gali atrodyti keista, galite skambėti tai cheesy, nes atrodo, nu, ką čia dabar keisi, jeigu dabar mums reikia labai aiškiai pasirinkti. Deja, bet Z karta ir tolimesnės kartos savo profesijas arba darbo vietas keis daugiau kartų. Galbūt tai nėra deja, o kaip tik tai yra labai didelis pliusas, nes daugiau dalykų jūs išmoksite. Taip, kad nebijokite pasirinkti ir pagalvoti kažkokius dalykus, kurie galėtų padėti pasirinkti. Bet net jeigu pasirinksit kažką, kas jums atrodys netinkama, jūs galėsit pakeisti tai, nes pasaulis yra laisvas ir jūs galite rinktis tai, ką jūs norite, pagal savo resursus ir savo gebėjimus.